Mano tėtis, amžiną atilsį. Didingas buvo tikrai žmogus. Man be galo pasisekė ir jisai labai mėgdavo žaisti šachmatais. Ne tik mėgdavo, turėjo tuo metu susipirkęs visas įmanomas šachmatų knygas, kurios buvo išleistos, ir buvo toks geras, kad net prieš meistrus laimėdavo, nors niekada jokiuose turnyruose nežaidė. Ir mane ir mano brolį nuo mažų metukų mokė žaisti šachmatais. Tuo metu, kai buvau vaikas, man tai buvo labai didelis stresas, todėl kad tėtis labai pykdavo. Kai aš nepamatydavau kelių ėjimų į priekį, sakydavo, tu ką nematai, kaip galima šitaip paeiti, tu ką nematai, kas dabar bus. Jeigu tu eini čia, tai jisai ima tavo šitą, tada tu vis tiek privalai ginti karalių, tu imsi šitą figūrą ir viskas, ir tu pralošiai. Jis labai pykdavo dėl to, kad nesugebėdavau tiek, kiek jisai pamatyti į priekį ėjimų. Ir tai manyje išlavino labai gerą strateginį mąstymą, žaidimą šachmatais. Aš žaisdavau tik tai su tėčiu, dar su keliom draugiam, ir po to pasirodė, kad mokykloje, kai reikėjo į šachmatų turnyrą mergaitės, kurią deleguotų mokykla, tai niekas iš mergaičių nemokėjo žaisti šachmatais. O aš mokėjau tik tai žaisdama su tėčiu, aš maniau, kad aš tikrai žaisti ir nemoku gerai. Ir tuomet, kai patekau į turnyrą, tai aš atsimenu net, kai visi jau buvo tie, kurie baigė savo partijas, apstoja aplink mūsų stalą ir paskui daug kas prieėjęs sakė, kokia pas tave buvo persvara ir koks buvo įdomus žaidimas. Tik tada aš supratau, kiek daug mane tėtis išmokė. Ir mūsų gyvenime lygiai taip pat yra kaip šachmatų lenta, kur mes turime suprasti, kaip kiekviena figūra, kur yra jos vieta, kaip jinai iš tikrųjų juda ir vaikšto, po gyvenimo lentą. Ir labai dažnai mes sutelkiame dėmesį, norėdami išgelbėti tam tikras savo figūras ant lentos ir pamirštame, kad visas tikslas tai yra karalius, tai yra jo saugumas. Kai mes prarandame fokusą į pagrindinius dalykus, kai mes prarandam fokusą į prioritetus gyvenime ir nukreipiam dėmesį ir užsiimame įvairiausiomis smulkmenomis, sprendžiam čia situaciją, sprendžiam čia su savo šachmatų partneriu, kokioj sistemoje tai bebūtų situacija, bet prarandame fokusą nuo pagrindinio tikslo, kas yra tikrai pagrindinis tikslas. Ir tuomet, kai mes prarandame fokusą, mes užsižaidžiame su situacijomis ir dažniausia tada mes pralaimime visą partiją. Dar labai dažnai mes nuvertiname figūras, kurios kaip pėstininkas, labai ribotas jo judėjimas yra, funkcijos, ir mes kitą kartą nuvertiname, nesuprasdami, kad irgi nuo smulkių detalių labai priklauso, kaip viskas išdėstyta mūsų gyvenime. Nebūtinai tai turi būti grandioziniai visą laiką dalykai arba pokyčiai. Kad būtent vienas ėjimas, vienas pokytis gali padaryti esminį perversmą mūsų gyvenime. Tai jeigu mes gyvenimą žaidžiam kaip žaidimą, pirma turime suprasti, kokios figūros užima kokias vietas, kaip jos juda, kokie yra žaidimo, kokios yra taisyklės, kokie yra dėsniai, ir neprarasti fokuso
į pagrindinį tikslą, vardan ko visa tai vyksta.